Stabdyk mane? O, gerai. You see the enemy in positions? They're using just ordinary infantry weapons. Vehicles, and this is a joint project with the Netherlands. Now, they're gonna use the RBS 70, even though that it's produced in the 1970s, it's still effective. The ability to deliver precise fire to the target, according to the scientific research, 4%. Nebereikia mūsų miško kirsti. Tai viskas gerai su kolegomis, sutarėt, susiprantat. Džiaugiuosi, kad kaip tik pratybų pabaiga ir mes sugebėjome kaip šalis, priimančioji šalis, užtikrinti ne tik geras pratybos pratybų sąlygas, bet ir oro. Bet jeigu rimtai, tai geležinio kardo 2014 pratybose rekordiškai daug dalyvių, dalyvauja 9 valstybės, arti 3000 kareivių su sunkiaja technika. Tai yra Velso sprendimų, NATO sprendimų padarinys, kai vis daugiau šalių, NATO šalių narių pradeda bendradarbiauti ir treniruotis kartu, kaip ginti NATO šalių teritorijas, jeigu ištiktų tokia būtinybė. Lietuvoje ir Baltijos šalyse mes turime praktiškai permanentinį pasiruošimą pratyboms arba pačias pratybas. Tai yra gerai, nes tai treniruoja ir rengia mūsų karius, taip pat treniruoja ir rengia kitų NATO valstybių karius. Todėl sveikiname ir mūsų kariuomenės pasirengimą būti gerai šeimininkais. Sveikiname galimybės kitiems NATO šalių atstovams čia rasti draugus ir gebėti kartu treniruotis. Taip pat matome savo poligonų infrastruktūros vystymosi perspektyvą. Po tokių pratybų daug dalykų paaiškėja, ką reikia dar tobulinti. Taigi Lietuva, kaip ir kitos NATO valstybės, esame pasirengę iššūkiams, kuriuos diktuoja gyvenimas, kartais diktuoja neprognozuojami kaimynai, bet tam esame visi kartu, todėl ir šiandien esame čia visi kartu ir esame pasirengę ginti savo valstybės visi kartu. Pratybos bendrai ir kovinis rengimas kariuomeniai tai yra kasdienis dalykas.
Prie to, sakykime, rimtesnių, didesnių pagal apimti pratybų mes einam, taip sakykime, nuosekliai. Ir būtent ir kulminacija vyksta būtent panašiai tokio lygio renginiais. Tai pagal tą rengimo ciklą, kurį mes turim nusistatę, sausumos pajėgose šituo atveju, tai išeina 2 kartus per 1 metus. Tai jeigu tai paėmus panašiai pirmo pusmečio pabaigoje ir paskui antro pusmečio pabaigoje. Kalbant konkrečiai apie šitas pratybas, tai vėlgi jos tikrai yra išskirtinės. Jos yra išskirtinės tai, kad originaliai jos buvo planuojamos kaip nacionalinės pratybos, tačiau kai šios pratybos būtent buvo įtrauktos į NATO karinio rengimo ir pratybų programą, mes sulaukėm didelio atgarsio būtent ir noro iš mūsų sąjungininkų dalyvauti šiuose pratybose, be jokios abejonės suprantant tą sudėtingumą, kompleksiškumą šiame Europos regione. Ir tikrai daugiau negu džiugu aš pasakyčiau tai, kad mes matome, kaip yra realizuojama tikra NATO dvasia čia šių pratybų metu, todėl kad mes šalia Lietuvos karių, mes matome taip pat dar 8 NATO valstybių karius, vienetus šiandien. Kai kuriems tai yra pirmas kartas Lietuvoje, aš norėčiau būtent gal išskirti, sakykime, tikrai visi yra šaunūs kariai, tikrai yra būtent mums svarbu su visais treniruotis. Išskirčiau galbūt 2 valstybės specialiai paminėčiau. Tai vienas dalykas Liuksemburgas, kurie yra pirmą kartą su kariniu vienetu čianais Lietuvos žemėje, treniruojasi čianais su mumis kartu. Ir taip pat jų istorijoje tai yra bene pirmas kartas, kada jie siunčia savo vienetus į pratybas už Liuksemburgo teritorijos ribų. Čia vienas dalykas. Antras dalykas, ypatingai džiugu, kad po pratybų atvykę vengrų kariai, vengrų kuopa, jie pasilieka ir jie toliau būtent treniruosis su mumis iki pat Kalėdų.